Sveiki, šiandien pratęsim gal akmės temą. Taip, paimsime ir vėl patikrinsime štai šią lemputę. Čia kažką nuplėšiau. Taip, kainuoja virš 5 eurų, 5 eurų ir kažkiek ten tų euro centų. 510 liumenų, 7 vatai, E27, nu šitas cokolis, ar kaip jis ten vadinasi. 3000, tai šilta, balta spalva. 3000 kelvinų. Pasižiūrim. Įdomu, kurie... Ai, dar štai daugiau informacijos. 270 laipsnių apima. Iki 100 000 kartų galima uždegti. Nu, užgesinti, uždegti. Netinka su dimeriais, žinot, kas tai dimeriai yra, kur galima mažinti apšvietimą, reguliuoti apšvietimą, kitaip sakant. Nu, ir ten visiems kitiem, štai čia pavadinimas jos, jei matysite, įpirksite LED A-Shape A60J, 7 W 3000 kelvinų ir dar čia kažkas parašyta. Taip, nu va. 377 lietuviška. Čia matot keliom kalbom. LED lemputė. Taip, 25 000 valandų. Tai sakyčiau labai nedaug. A+, nėra labai taupi. Čia, žodžiu, čia nesupratau. 60%. Maksimali. Tipo, mažiau nei per sekundės. Mažiau nei per 1 sekundę pasiekia 60% maksimalus galios apšvietimo. Na, aišku, taip. 7 vatai, 40, žodžiu, 7 vatų. Šitą LED lemputę tinka 45 vatų įprastinė lemputė. Taip, pasižiūrim. Dabar žiūrėkite. Čia yra, kas čia, silikonas, nežinau, užklijuota. Čia yra užklijuota, taip nenuimsim. Bet atsimenat, aš kažkada žiūrėjau kinietišką lempą. Buvo be jokių užrašų ir visa plasmasinė. Dabar žiūrėkit, kokia kokybė čia. Sukam. Kažkas nešvaraus. Ir va čia va taip sukant, štai čia daugiau vietos. Kreiva. Matote? Kreiva lempa. Kur ryškumas? Ryškumas mano ranka, taip. Nu, bent jau kažkas pažymėta. Čia kažkas tai nuvarvė, nesupra... Ai, čia turbūt tas... Nežinau, kas čia silikonas naudojamas, va. Nu, tai turbūt. Gal ten... Aha, taip, va, baltas kažkoks. Akmė, taip, 3000 ir taip toliau. Taip, dabar, tiesa, ten buvo plasmasė. Čia nežinau, lyg tai stiklas. Arba plasmasė kažkokia tai storesnė, bet... Čia irgi plasmasė, bet tokia, nu, nežinau. Žodžiu, lempa yra sunki, nepasakytum, kad čia plasmasinė būtų. Nes ten buvo visiška plasmasė, kur aš žiūrėjau, ta kiniška. Tokia pusė bėdos. Bet esmė, kad čia bent jau būtų kažkokie radiatoriai ir kas nors, nes kiek žinau, jos labai mėgsta kaisti. Gerai, dabar mes pamėginsime įjungti tą lempą. Taip, laidai sujungti. Ir tiesiog pažiūrėsim, kiek ta lempa ima energijos. Oi, šviečia tai tikrai labai maloni tokia spalva. Vat aš visą laiką rekomenduočiau apie 3000 pirkti, nes nei geltona, nei mėlyna. Jeigu būtų, tarkim, mėlyna, man labai nepatinka, dar yra tokios pusiau raudonas, dar ten kažkokios, tai va šita yra tokia visai nieko. Tik tai dar
nu, kol kas nekaista, bet tikrai labai malonus apšvietimas. Priminsiu, kai labai kaista, nežinau, 60-70 laipsnių ar kiek, kenčia diodai, kiek žinau, tie. Ir tada laikui bėgant silpnėja jų šviesa. Jūs galit, nežinau, dar tiek ilgai nenaudojau. Čia ne mano patirtis, tiesiog yra sakoma, kad jie negali tiesiog būti, nu, kaip pasakyti, jie negali labai kaisti, nes įkaitę praranda savo savybės, tai yra silpnėja jų efektyvumas. Žodžiu, kažkaip tai taip. Taip, tai gal tada pasižiūrim, kiek iš tikrųjų vatų ima. Taip, turiu šitą prietaisą, apskaičiuosimės viską. Ir tuo pačiu palauksim, kol iššils, galbūt net ir temperatūrą paskaičiuosim. Taip, dabar pamatuojam voltus. Ir atsimenat, mes praeitą kartą sudauginom voltus ir amperus ir gavom vatus teisingus. Taip. Matote, 229 voltai. Dar kartą pamatuosim, kad nesuklystume. Taip. 229. Atsimenam šitą skaičių. Nežinau, tiesiog kažkur čia užsirašysim. Štai, įdomu, neįdomu čia kam. Taip, 220 sunkiai rašosi, padauginsim iš amperų. Dabar aš turiu šiek tiek atsijungti, nes mums reikia prijungti šitą testerį prie lempos ir pamatuoti amperus, kiek jų yra. Aš gal atsijungsiu, kai negaišinčiau, toj sekundę. Na štai, kaip matote, dabar aš viską sujungiau, nieko nejudinu, bet lempa, jeigu aš pajudinsiu, gali būti blogai. Va, štai lempa šviečia, kad matytumėt. Taip, ir jinai naudoja 0,03. Taip, 0,03 ampero, o žiūrėkite, štai. 0,3, nes čia blogas kontaktas dar plius. Atsargiai tik, nekartokit namie. Taip, 0,3. 229 voltus dauginam iš 0,03. Gauname 6,87 vato. Tai reiškia, galima sakyti, kad tikrai nemeluoja, tikrai gera lempa. Nors iš tikrųjų aš nežinau, kokia turėtų būti paklaida. Bet tai tikrai ne 5 vatai, ne 20, ne 30, ne 10, o 7 vatai. Taip, tik dar reikėtų pamatuoti temperatūrą. Nežinau, mačiau. Tai va. Na, žodžiu, dar pamatavau temperatūrą, bet kadangi neturiu su ko pamatuoti, tai va su tuo, kaip mano kažkada matėt, va, buvo išpakuotas, tokį sensorių pridėjau, tai buvo iki 47 laipsnių, dabar nebesilaiko, tiesiog su lipnia juosta priklijavau. Į rankos laikyti nelabai galima. Štai padėsiu štai čia. Na, žodžiu, kaista, nelabai kaista, bet neturiu to, žinote, kur turėjau be kontaktinio to infraraudonųjų spindulių termometrų, tai negaliu ir pamatuoti. Šiaip iš pradžių labai kaito, o dabar jau, net nežinau, gal nelabai. Na, buvo iškaitusi 45 laipsnių. Kaip minėjau, jeigu būtų 60, 70, tai turbūt nelabai gerai. Taip, tai ką, sakyčiau, žinokit, visai nebloga ta lempa. Iš tikrųjų. Štai šita. Manyčiau visai nieko. Galite ją drąsiai pirkti.
Taip, dar kartą parodysiu. Čia jos modelis. Septynių vatų. 510 liumenų. Kaina apie 5 eurus. Vat galit nusiskanuoti. Tai ką, gerai, iki kitų kartų tada.